žinote, filosofija vis tiek daugiau mažiau visų yra vienoda. Turi suburti darnų kolektyvą ir, kaip sakant, nuo to jau prasideda kasdieninis darbas, kuris yra pats svarbiausias. Ar tai būtų visokie tai gynybos variantai ar puolimo, bet vis tiek galų gale treneris turi pristaikyti prie to, ką jisai turi, kaip sakant, ant savo suoliuko ir viskas turi būti paremta žaidėjų talentų ir jų gerosiom savybėm. Bet kuris Lietuvos krepšinio treneris, norintis dalyvauti Lietuvos krepšinio federacijos organizuojamuose varžybose, privalo turėti Lietuvos krepšinio trenerio licenciją. Tai šiuo metu Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos sąraše mes turim virš 300 Lietuvos krepšinio licencijuotų trenerių. Atėjo laikas, kaip sakant, žengti tą kitą žingsnį ir, kaip sakant, labai laimingas, kad galiu pradėti tai, sakykime, Kaune, iš kur esu gimęs, Žalgirio klube, kuris man labai yra brangus. Nu ir aišku, su naujai gauta trenerio licencija, aišku, bus smagu, kaip sakant, perteikti savo patirtį jaunesniem, ar tai jaunesni būtų krepšininkai, ar tai, sakykime, kažkokie tai studentai, nu ir tiesiog būtų malonu su jais bendrauti ir pasidalinti tą patirtim. Tos garsios pavardės, kurios ypatingai pastaruoju metu yra siejamos su Lietuvos sporto universitetu, ir Jonas Valančiūnas, ir Donatas Lanina, dabar Šarūnas Jasikevičius, jie tikrai dalyvaus ir trenerių rengimo procese, ne tik pats mokysis, bet ir padės mums perteikti jų patirtį, žaidybinę patirtį, kuri ypatingai yra naudinga, būtent transformuoti į treniravimo žinias ir, aišku, perteikti mūsų studentam, pirmakursiam, vyresnių kursų, kurie galės, sakysim, mokytis iš to elitinių, sakysim, žaidėjų tarpo ir matyti, matyti ir suprasti tą kelią, kaip parengti žaidėjai kitokį lygį. Kodėl ne? Kodėl ne? Manau, kad tikrai būtų galima prisijungti prie viso šito proceso ir padėti, kaip sakant, jauniem treneriam tą kelti lygį, bet aišku, iš pradžių reikia dar pačiam daug ko išmokti ir priprasti prie šitos profesijos, nu ir paskui jau žiūrėsim. Tai tikėkime, kad Šarūnui seksis darbas, nes ką tik baigė krepšinio žaidėjo karjerą, tai nenutolęs nuo krepšinio, manau, kad viskas bus gerai. Žaidėjas vis tiek ateini vienas ir pats atsakai už savo tą kasdienį darbą, o treneris jau vis tiek. Ir va dabar šią savaitę jau tenka galvoti apie 12-13, nu ir sakau, iš daugiausia, ką pajaučiau dabar, tai man tie rūpesčiai kol kas yra labai malonus, taip kad kol kas smagu. Tai svarbiausias dalykas, kad visi norintys, esantys treneriai tą aiškiai supranta, jog trenerio kelias prasideda nuo Lietuvos sporto universiteto. Mes, aišku, rūpinamės, kaip parengti trenerį, bet taip pat rūpinamės, kaip išlaikyti jo žinias. Tai kvalifikacijos kėlimai, seminarai ir panašiai. Džiaugiamės esantis šviežiausių, moderniausių, progresyviausių žinių teikėjai, ypatingai treniravimo srityje, krepšinio trenerių rengime, ir aš manau, ta tendencija tik tai stiprės. Tai neabejotinai kviečiam visus trenerius nuolatos kelti savo kvalifikaciją ir Lietuvos sporto universitetą taip pat.